Galvos ir kaklo kraujotakos sutrikimai, sustingęs pakaušis, rytiniai galvos skausmai, sunku sėdėti prie kompiuterio, rūkas galvoje, protas sušalęs, sustingęs, sunku susikaupti. Pasižiūrėkime. Lengvai surasite speninę ataugą, o už jos yra svarbios arterijos ir venos. Slankstelinė arterija, miego arterija, Jungo vena, iš kurios išteka praktiškai visas veninis kraujas iš smegenų ir netgi klajoklis nervas. Užsispaudžia šitas regionas ir sutrinka cirkuliacija. Mums reikės likti prie kaulinių kontūrų, atliekant pratimą. Nes visas gėris vyksta ten, kur raumenys tvirtinasi prie kaulo. Jeigu mes teisingai stimuliuosime receptorius, jie patys pareguliuos raumenų tonusą ir ilgį ir mums nereikės lįsti į raumenų masę gilyn. Susiraskite speninę ataugą, smailus trikampis kaulas po ausimi. Nuo kauliuko leiskitės šiek tiek žemiau, ten, kur susitinka raumenys ir kaulas. Stimuliuojate pirmyn atgal 15 sekundžių vieną tašką, tuomet einate prie kito taško ir taip eisite link pakaušio centro. Galite naudoti 2 rankas ir 2 pirštus. Einate link centro ir einate nuo centro. Atlikite bent 5 minutes. Jūs ne ant kaulo ir ne ant raumenų, jūs ten, kur jie susitinka. Tokiu būdu atlaisvės receptoriai, atsilaisvins raumenynas ir jūs galite patikrinti, kaip atlaisvėjo jūsų galvos judesiai ir gal net prašviesėjo akise.